Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija jau 50-metį skaičiuojanti mokykla, kuriai rūpi vaiko akademiniai pasiekimai, socialinė ir emocinė gerovė. Mokykla atvira kiekvienai šeimai. Kviečiu šioje virtualioje kelionėje susipažinti su mūsų bendruomenės veikla. Esame draugiška, empatiška, motyvuota ir motyvuojanti komanda, nes esame mokykla, kurios STEAM laboratorijose veikdami kartu mokosi išradingi žmonės. Visos bendruomenės kartu sukurta vizija atrasti save, įkvėpti kitą, kurti ateitį, mūsų stiprybės ir sėkmės kelrodė. Mūsų progimnazija pirmoji mokykla Klaipėdoje įdiegusi ir sėkmingai plėtojanti inžinerinį ugdymą. Turime 16 inžinerinių klasių, kurių mokiniai turi papildomas inžinerijos pamokas bei įvairius modulius. Taip pat inžinerija yra integruojama į visus mokomuosius dalykus. 2022 metais buvo įsteigtos ir STEAM patyriminio ugdymo klasės, kuriuose mokiniai per patirtinį ugdymą mokosi gamtos, technologijų, matematikos ir menų. Mokslo metų pabaigoje vykstanti praktinė tiriamoji veikla apjungia inžinerijos ir STEAM programas. Nepamokinėse veiklose mokiniai kartu su mokyklos mokytojais mokosi, kuria, eksperimentuoja, analizuoja, sistemina ir apibendrina gautus rezultatus. Progimnazija dalyvauja įvairiose programuose ir projektuose. Pirmose 8 klasėse įgyvendiname socialinius bei emocinius įgūdžius lavinančias prevencinės antrojo žingsnio bei Lions Quest programas. Dalyvaujame tarptautinėje DOFE asmeninio tobulėjimo programoje. Taip pat nuo 6 klasės turi papildomą dalyką – integruotą prancūzų kalbos ir informacinių technologijų pamoką. Nuo šių mokslo metų progimnazija turi ir ugdymo karjerai specialistę, tad sudaromos sąlygos mokiniams kuo anksčiau atrasti ir lavinti karjerai reikalingas kompetencijas, susipažinti su profesijų pasauliu. Mūsų progimnazijos mokytojai ir mokiniai save vadina mažvydiečiais. Čia dirbantys specialistai, mokytojai, klasių vadovai, kompetentingi savo srities profesionalai, kuriems rūpi ne tik mokinio akademiniai pasiekimai, bet ir jo emocinė savijauta bei socialinė branda. Į tinkamos ugdymo aplinkos kūrimą įsitraukia kiekvienas bendruomenės narys. Didėjantį mokinių skaičių bei minimalią mokytojų kaitą lemia bendrai puoselėjamos vertybės ir darnus komandinis darbas. Tobulėjanti, gražėjanti, atsinaujinanti mokykla – visos progimnazijos bendruomenės indėlis. Kviečiame kartu su mumis atrasti, įkvėpti, kurti. Labadiena, mano vardas Laurita. Esu Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių tarybos pirmininkė. Mūsų mokykloje visų neformaliojo švietimo užsiėmimų, kuriuose mokiniai gali plėtoti, gerinti ir gilinti savo užsienio kalbų, programavimo, matematikos, fizinius ar dainavimo įgūdžius, atrasti savyje ir ugdyti lyderio savybės. Mūsų progimnazijoje, veikiančiame mokinių lyderių klube, susirinkę mokiniai ne tik organizuoja įvairius renginius bei akcijas, bet ir ugdosi lyderiui reikalingas savybės, tokias kaip drąsa, iškalba, komandinis darbas, vadovavimas, atsakomybės prisiėmimas. Aš taip pat esu šio klubo narė ir pirmininkė. Žinoma, mes ne tik organizuojame renginius, bet ir tiesiogiai prisidedame prie mokyklos kasdienybės gerinimo. Teikiame įvairius pasiūlymus mokinių tarybai. Siekiame, kad būtų išgirstas visų mokinių balsas ir pagal galimybės įgyvendinti pokyčiai. Mums šioje progimnazijoje besimokantiems mokiniams yra labai svarbu, kad esame ne tik mokyklos mokiniai, bet ir jos vertybių puoselėtojai bei kultūros formuotojai. Padedami tėvų, mokytojų ir administracijos, kuriame tokią mokyklą, kurioje būtų gera mokytis ir būti. Ateikite ir mes padėsime atrasti save, įkvėpti kitus ir kurti ateitį.